sveiki. Mes penktadienį pradėjom Varšuvoje. Aišku, pradėjom namuose, Marijampolėje, bet jau atlikime į Varšuvą su tokiais kliuviniais, nes daug buvo aplinkelių dėl traktorių mitingų. Tai va, bet jau Varšuvoje labai faina, įsikursim, pasirodo beveik pačiam centre. Mūsų butukas per Airbnb, tai va, parkuojamės ir einam ieškoti. Sumokėjo už parking kaivaras ir net tos mašinos suvedėt numeris. Tai einam dar, kada mokėti mums parkingas bus dvigubas. Nepatenkintas mano vyras ir kakta suraukta, bet nieko, ką brangesnė kelionė gaus. Šiaip ne į tą pusę, ne. Teik dabar, bet šiaip tiesiog ne į tą pusę, ne, iš tikrųjų. Ne į tą pusę, ne. Ne į tą pusę, nu. Į tą pusę, nu. Wow. Oh my god, kaip gražu. Kaip faina. Labai fainas butukas. Ir kiemas. Žiūrėkit, čia yra virtuvė be langų, bet nu labai jau gražu. Sveiki. Esu prikimusi po savaitgalio. Labai gerą laiką turėjom su Aivaru, mano vyru, Varšuvoje ir pasišopinom, ir pasivaikščiom, skanaus maisto labai pavalgėm, radom tokių nerealių labai fainų vietų ir tikrai norėsis grįžti. Bet tikriausiai peršalau, tai va, tai savijauta nekokia. Šiandien atėjau tik tai apie 11 valandą į darbą. Namuose tiesiog pasitvarkiau ir neskubėjau. Turiu labai daug darbų šiandieną, bet nežinau, nuo kurių net pradėti ir gal tiesiog nuo lengvesnių, labiau relaksuojančių ir tikiuosi pamažu įsivažiuosiu, nes vidus tai labai nori dirbti, nes 3 dienos buvo, galima sakyti, be darbo, neprisiliečiau prie kompiuterio. Telefonu šiek tiek tik tai atsakiau keletą žinučių, bet iš esmės tikrai nuo darbo pailsėjau ir labai noriu dirbti, daryti, ką turiu daryti, bet fiziškai kūnas toks labai nenorintis judėti, tai, žiūrėsiu, kaip čia bus. Vis tiek turiu dar šią savaitę ir kitų dienų laisvesnių, tiesiog suplanuotų darbui. Tai, manau, viskas bus gerai. Sveiki. Tai sveikinuosi patį ankstyvą pirmadienio rytą. Ankstyvą 9 ryto. Jau visa, kaip matot, gražiai pasipuošus. Važiuoju į Vilnių. Filmuosim Etsy kursą su verslių moterų klubu. Ką darai, daryk gerai. Labai laukiu. Toks naujas iššūkis, naujas, ne etapas, bet formatas. Tai labai tam ruošiausi ir tikiuosi viskas pavyks puikiai. Bet, kaip ir dažna mamytė, vis laukianti savo kūdikio, pradėjo nerti tiesiog pledukus vaikams. Ir taip atsidūriau Etsyje, kur prekiavau savo kūriniai. Ir šiandieną jau beveik 2 metai padedu kitiems Etsy verslams tiek pradėti pasidaryti savo Etsy parduotuvę šioje platformoje, tiek jau esantiems augti, įveikti iššūkius ir problemas. Tad pradedam. Produktą ekrane, mato jį nuotraukoje,
Tad ar norės paspausti ir nupirkti? Reikėtų savo užduoti tokį klausimą. Na, va, ką tik įrašėm šitoje studijoje. Martynas, Ieva. 2 valandas kokias užtrukom, tai bus 10 paskaitų apie Etsy. Patys svarbiausi momentai, būtinai painformuosiu, kai jau bus klube, ką darai, daryk gerai. Tokiais mažais gabaliukais prieš tai pafilmavau, parodžiau, bet visą tą laiką labai daug laiko sirgau. Na, nebuvo tai, kad atsiguliau į lovą ir nieko negali daryti, bet kai sergi ir vis tiek viską turi daryti, aš manau, kad daug kas supras, yra nekoks jausmas ir tiesiog energijos trūkumas ir nenoras apskritai kažką daryti, tai labai dabar džiaugiuosi, kad atsistoju ant kojų. Tikrųjų nesijaučiu dar 100%, bet tikiuosi, kad jau čia bus link to gero viršukalnio. Tai va, tai pradedu savaitę nuo Blitz apžvalgų Etsy klubo narių ir turiu 4 parduotuves, berods, taip, 4 parduotuves, kurias apžvelgsiu šiandien. Tai tą įrašą aš talpinu Etsy klubo nariams į klubo puslapį. Bet ką noriu papasakoti jums, tai viena iš parduotuvių yra, tiesiog produktas, fizinis produktas yra drabužiai, bet nuotraukos visos padarytos su dirbtiniu intelektu ir tas labai aiškiai matosi. Ar tai gerai ir blogai, tai savaime nėra nei gerai, nei blogai, nes nuotraukos tikrai labai gražios ir, jos tokios ryškios, kokybiškos, aiškios, bet kita vertus labai matosi, kad tai yra dirbtinis intelektas, kad žmonės tose nuotraukose yra netikri ir tai tikrai neprideda pliuso Etsyje. Tai gali būti pliusas socialiniuose tinkluose, sakykime, reklamoms, netgi internetinės svetainiai, bet Etsy, aš labai dažnai šitą kartoju, yra apie žmogų, turim kuo arčiau būti kliento, kuo labiau nusitolinti tą brando kompanijos įvaizdį, kurį lietuviai ypatingai bando labai pabrėžti ir būna, kad vienas žmogus kažką daro, bet sako mes, mūsų ten vizija, mūsų žinutė. Tai Etsyje visą šitą reikia pamiršti. Ne tai, kad pamiršti, turėti omeny ir tuo gyvuoti ir tai bet Etsy yra apie asmenį tą, kuris parduoda, tą, kuris kuria. Ir tai yra labai ryškiai dirbtinis intelektas ir nuotraukos, ir aprašymai, nebelieka to kūrėjo, nebelieka žmogaus. Ir mes kaip pardavėjai, kaip parduotuvė, tokiu atveju nutolstam nuo to kliento, nes žmogus, klientas, kuris perka, jis turi kiek įmanoma arčiau, ar ne, pagauti, pajusti ir sunorėti to daikto. O kai jis nuotraukoje mato robotukus, netikrus ar ne žmonės, tai ir tas daiktas ant to žmogaus atrodo netikras. Tai va šita vieta man labai nepatinka, nors tikrai darbas atrodo daromas profesionaliai ir patys produktai fantastiški, bet aš manau, kad tai yra nutolimas nuo pardavimų. Galbūt pasilengvinimas darbo, nes nereikia daryti fotosesijų, galima tiesiog dirbtiniu intelektu tų nuotraukų prisigeneruoti su savo produktais gana greitai, bet ar tai padidins pardavimus, aš labai abejoju. Kitas dalykas, darant, jeigu jūs kažką darote su dirbtiniu intelektu, sakykime, kuriate, ar ne? Aprašymai tai yra aprašymai, tai kur aš tikrai rekomenduoju naudoti ChatGPT ar kitus įrankius ir susigeneruoti ten raktažodžių, paieškoti ar aprašymus ir po to, aišku, reikia jūs visą persižiūrėti, nes labai matosi, kada parašyti dirbtinio intelekto ir tie aprašymai būna visų vienodi, tai kai jūs gaunate tą rezultatą, persižiūrėkit, persidarykit pagal save, nenaudokit copy-paste. O kai liečia nuotraukas, tai labai ryškiai matos. Ir kitas dalykas, kas yra su nuotraukom, nesvarbu, kad tai yra sugeneruota dirbtinio intelekto ir kaip ir autorystė priklausytų jums, bet vis tiek dirbtinis intelektas, kurdamas kažkokį tai turinį, naudoja jau esamą informaciją internete. Ir, sakykime, ta nuotrauka, na taip, tas daiktas ant to žmogaus yra jūsų kūrinys, sakykime, ar ne? Ar tam kažkokiam fone. Bet visa kita dirbtinio intelekto, kas yra sukurta, jau yra panaudota iš tūkstančių, gal milijonų kažkokio tai turinio
Ir tai iš esmės yra kaip ir copyright dalykas, tai nėra teisiškai dar reglamentuota, bet jis vis tiek naudoja kažkieno kito. Na, kita vertus, kai mes žmonės, kuriam, aš čia mano nuomonė, kai mes žmonės, kuriam kažką, ar ne, žmogus, sakykime, be dirbtinio intelekto, tai vis tiek aš irgi esu įtakojama kažkieno tūkstančių dalykų, ką esu mačius prieš tai. Tai irgi kaip ir, na, aš manau, kad neturėtų tai būti teisiškai copyrightinta. Dirbtinio intelekto turiu manį, kad neleistų naudoti sukurtus, ar ne? Tai aš vis tiek už tai, kad dirbtinio intelekto sukurtas paveiksliukas yra to žmogaus, kuris pasinaudojo įrankiu ir sukūrė. Čia mano nuomonė. Kaip čia bus išspręsta teisiškai vėliau, tai jau matysim. Bet kita vertus, jeigu naudojate dirbtinio intelekto nuotraukas Etsyje, aprašyme turėtumėte parašyti, kad nuotraukos yra sukurtos dirbtinio intelekto. Jeigu kurite kūrinius, kažkokius savo dizainus dirbtinio intelekto, pavyzdžiui, wall art ar ne, kažkokį meną, ir naudojate dirbtinį intelektą, jūs turėtumėte parašyti, kad jūs naudojate dirbtinio intelekto įrankius, neturite rašyti kokius ar ką, bet kad naudojate dirbtinio intelekto pagalbą, AI, kurti jūsų produktus. Tas turi būti atskleista, nes kitaip, na, toksai nesažiningumo, netiškumo principas jisai išlieka. Tas pats kaip Etsy prašo atskleisti, jeigu naudojate kažkokių kitų kompanijų, įmonių pagalbą, jums kažkas kitas gamina, tai turite atskleisti production partners, tai tas pats su dirbtiniu intelektu. Tai nėra Etsyje griežtai pasakyta, bet tikrai, na, ne į pliusą jums bus tai, jeigu jūs naudosite ir to neatskleisite, arba tiesiog jeigu visiškai, vat, kaip tuo atveju, tai aš dar tą apžvalgą darysiu ir ten labai išsamei viską apžvelgsiu klientam, bet aš manau, kad Etsyje nuotraukos jūsų produktų turi būti tikros nuotraukos su tikrai žmonėmis, kiek įmanoma žemiškesnės, kiek įmanoma funkcionalesnės, tą labai daug kalbu ir kurso pamokose, ir Etsy klube, ir Instagrame, ir čia jums Etsy yra apie tai. Etsy nėra apie baltą foną ir daiktą, Etsy nėra apie profesionaliai nuretušuotą, nušlifuotą meninę nuotrauką, na nebent tai meno kūrinys, bet iš esmės tai neturi būti meno galerija, tai nėra fotografo galerija, tai yra jūsų produktų parduotuvė ir produktas turi būti pirmo vietoje. Ir vat, pavyzdžiui, kai aš matau nerealiai gražią nuotrauką padarytą dirbtiniu intelektu, aš matau tiesiog nerealiai gražią nuotrauką ir produktas pats man jau pranyksta, jis neužima to dėmesio mano centre, ar ne, mano smegenyse, tai į pardavimų pusę tai yra, na, nutolimas nuo pardavimų. Tai vat norėjau šitą pasisakyti, tai darau dabar apžvalgas ir šiandieną turėsiu tokią dieną, pirmą pilną darbinę dieną, nes jau ir simukas į darželį eina, tai pabaiginėsiu violetinį pledą, tada dar čia truputėlį darbukų su siūlais ir nerimu, tai labai šito pasiilgo. Tikiuosi, turėsiu smagų laiką. Taigi, šiandien apžvelgsiu 4 parduotuves ir dar 4 naujos sritys, kurių prieš tai jums nepasakojau.